Esu Marius Dirgėla, Lietuvos architektų sąjungos projektų direktorius ir čia beveik nuolatinis, kaip pasakyti, jūsų linksmintojas ir klausimų uždavinėtojas, kada klausimų neturi auditorija. Kągi kviečiu mūsų pirmą pranešėją, tai bus Doletos atstovė Simona Skardžiuvienė. Tai labas rytas visiems, labai smagu matyti. Daug ir pažįstamų veidų, architektų, interjero dizainerių, statybų inžinierių. Tai technologijos ir inovacijos man pačiai yra labai įdomi ir aktuali tema, kaip medinių langų gamintojai. Ir iš tiesų, kaip tos technologijos ir inovacijos gali atkeliauti į medinius langus. Ir iš tiesų architektų bendruomenė tiek Lietuvoje, tiek visame pasaulyje tai yra tie žmonės, kurie mus įkvepia nuolatos tobulėti, nuolatos kažką kurti ir sukurti kažką naujo. Ir taip, tai čia skaidrė, kur mes esame visame pasaulyje, tai iš tiesų rodo, kad koncentruojamės ne tik į Lietuvą, bet ir norim įgyvendinti tas architektų ir klientų vizijas visame pasaulyje. Ir pirmieji langai atsirado senovės Kinijoje, Japonijoje ir Korejoje su mažais tokiais stikliukais. Ir langai patys kaip rėmai su stiklais atsirado iš tiesų visai neseniai. Tai 1838 metais pirmas toks langas buvo pagamintas Prancūzijoje, 1876 metais Vokietijoje, o lauko durys atsirado tik 1926 metais. Tai tas tarpas yra ganėtinai trumpas, kuomet mes iš tokių nedidelių stikliukų dabar galim gyventi puikiuose namuose, kurie mus apsaugo nuo šalčio, nuo karščio ir šiaip esame saugus, nes galim turėti ir neperšaunamus stiklus ir taip toliau. Tai man asmeniškai langai tai yra kaip architektūros viso pastato namo akys, nes iš tiesų kiekvienas žmogus yra skirtingas, mūsų akys skirtingos, skirtingai mato, taip mes ir su langais galime sukurti begalinę įvairovę ir iš tiesų kiekvienas pastatas, kiekvieno architekto užmanymas ar interjero dizainerio ir padaro tą pastatą kitokį, unikalų ir mes neturim nei vieno tokio pačio projekto, jie visi yra skirtingi. Šis projektas unikalus tuo, kad tai yra lenkti stiklai, 2 kamerų paketas su 3 stiklais, visiškai plonos linijos, gamyboje tai atrodo taip, 3,5 metro aukščio. Ir kai mes kalbam apie technologiją, tai mes dažnai esam linkę manyti, kad technologija tai yra kas plona, kompiuteriai iš aliuminio, su telefonais, bet su medžiu lygiai taip pat galima pasiekti labai daug dalykų ir langai nebūtinai turi būti pagaminti iš aliuminio, kad jie būtų technologiškai patvarūs. Tai vėlgi pratęsiant temą, kad pastatai gali būti kitokie ir jie labai atspindi charakterį tiek kliento, tiek susijus su gamta. Tai čia turim labai modernų, čia turim labai klasikinį, čia turim viešbutį Birštone, kur irgi visa fasadinė sistema yra pagaminta iš medžio. Čia turim irgi labai unikalų projektą Pajūryje, kur tiek iš vidaus, tiek iš lauko yra panaudota fasadinė medžio sistema ir viskas turi susilieti ir iš vidaus su pačiu žmogum, ir iš išorės su pačia gamta. Tai čia yra labai svarbu tą įgyvendinti. Ir mediniai langai pas mus Doletoje tai yra atsakingas projektavimas ateičiai, nes vėlgi pasikartosiu, su aliuminiu mes galim pasiekti labai daug, o su medžiu tai galvojam, kad galim pasiekti mažiau. Tai manau, kad labai daugam gerai žinomas projektas yra Belvilis, 2004 metais įgyvendintas, medinė fasadinė sistema ir kuo puikiausia tarnauja ir šiandieną ir manau tarnaus dar labai ilgai. Čia yra kitas projektas Semeliškėse ir labai džiugu, dabar ir
pasigirti ir pabrėžti, kad 2022 metais Vokietijoje gavom sertifikatą bandymų protokolo pagrindu, jog mūsų medžio aliuminio sistema dėl mūsų specifinės impregnavimo ir dažymo technologijos gyvuoja daugiau negu 60 metų. Tai tą sertifikatą turim antrieji Europoje ir jį gavom Vokietijoje. Tai mums tai yra didelis įvertinimas, nes iš tiesų įmonės įkūrėjo pati mintis labai seniai buvo, kad mes gaminsim geriau negu vokiečiai, tai iš tiesų ir Vokietijoje sertifikatas gautas, tai tą pasako ir įrodo. Ir technologijų simbiozė kartu su gamta mums iš tiesų duoda tas begalinės galimybės, tai projektas Japonijoje, taip atrodo žiemą, stiklo paketai su slėgio vožtuvais, taip atrodo vasarą ir tai irgi mediniai langai kaustyti aliuminiu. Čia matosi kitas projektas Japonijoje, matosi Saporo kalnas, tai mums iš tiesų mūsų pagrindinė mintis yra įgyvendinti architekto ir kliento viziją, kad kai jisai būna namie, jaučiasi kokybiškai, gerai ir yra apsuptas kuo natūralesnėm medžiagom, nes mes ofisuose praleidžiam visą dieną su daug aliuminio ir kalbam telefonais, o kai grįžtam namo, tai yra 100 kartų naudingiau apsupti save natūraliom medžiagom. Čia yra kitas projektas Japonijoje, tai yra butikinis viešbutis, sudėtingas dėl savo seisminių visų dalykų, bet puikiai gyvuojantis. Čia irgi daugeliui turbūt žinomas Strasdelio gatvėje projektas, fasadinė sistema, taip kad matom, su medžiu galim viską pasiekti, viską padaryti. Iš tiesų langai tai yra vartai į pasaulį, tai yra mūsų ryšys su pasauliu ir kai kuriuose kultūrose netgi yra manoma, kad ypač lauko durys tai yra kaip kvietimas įsileisti tą gamtą, gėrį, energiją į savo namus. Dėl to labai dažnu atveju, ir čia tas galioja visame pasaulyje, lauko durų norima būtent medinių. Nes žmonės susideda aliumininius langus, bet lauko durų nori medinių. Tai vėlgi daugelį kultūrų tai yra siejama būtent su tuo teigiamu energijos pratekėjimu. Tai dabar keletas lauko durų, čia laukas, čia vidus, čia irgi lauko durys, ąžuolinės, dengtos bronza, čia taip pat lauko durys, viduj medis, iš lauko dengtas stiklu. Čia yra Alvito bažnyčia, apskritai visas projektas labai sudėtingas, lauko durys gal ne tiek matosi, bet pirmą kartą darėm technologiją, kad reikėjo padaryti dažytą kaip dengtą aliuminiu. Tai turėjom tokį paviršių išgauti, kad atrodytų lyg dengtą aliuminiu. Tai jeigu kažkam teks proga pabūti Alvito bažnyčioje, tai atkreipkite dėmesį, gražu. Čia vėlgi lauko durys, čia labai klasikinės. Čia yra eukaliptas iš vidaus, iš lauko dengta baltų stiklu, irgi labai specifinė technologija, kad uždėta baltą stiklą ir nesimatytų jokių templėmų, raižinių ir taip toliau. Klientas norėjo iš vidaus labai klasikos, iš lauko norėjo labai pasislėpti, padarėm veidrodį, visiškai du skirtingi vaizdai. Atsiprašau, vis prabėgu. Čia taip pat dengta stiklu. Čia vėlgi turim labai klasiką su technologijom, kurios jau šiais laikais nelabai stebina, facetuoti stiklai, specifinės rangenos, ąžuolas, spalva derinta su klientu gal 5 kartus. Ir kalbant apie langus ir dirbtinį intelektą, tai mes iš tiesų savo gamyboje pasitelkiam tą dirbtinį intelektą, robotus ir investuojam į įrengimus, kad kuo greičiau galėtume pagaminti ir kuo kokybiškiau ir suteikti klientam tą komfortą. Čia keletas pavyzdžių, šitu turbūt nieko jau nenustebinsiu piršto skenavimo. Tai medinės durys tiek iš lauko, tiek iš vidaus. Čia labai unikalus projektas. Iš vidaus žmonės norėjo, kad būtų veidrodis.
Iš lauko tai yra dengta juodu stiklu, viduje yra medis, šonai yra automatiškai užsitamsinantys ir atsitamsinantys. Kitas projektas taip pat, tai yra medinės lauko durys iš lauko dengto stiklu su piršto skeneriu. Čia iš tiesų visiškai unikalus profilis ir visas projektas iškeliavęs į užsienį, 42 metrai prasilenkiančių durų, pagaminta iš riešuto, aukštis 3,5 ir šitam projekte dalyvavom su vokiečiais ir italais ir šį projektą laimėjo mes, tai vat vėlgi pasitvirtinom, kad tą mintį, idėją ir viziją, kad gaminsim geriau negu vokiečiai, tai mes tai vertinom, nes buvom pasirinkti kaip partneriai būtent mes. Ir iš tiesų, vat, tą, ką matom, ką galima pagaminti su medžiu, man asmeniškai tai yra pati didžiausia ir technologija, ir inovacija, nes medis yra 100 000-metinė technologija ir jinai niekada nepasens ir niekada neišeis iš mados. Čia yra prasilenkiančios durys, 3,10 m, lenktos, pagamintos iš ąžuolo, iš lauko dengta aliuminiu. Tai čia yra viena dalis nuvažiuojanti, o čia yra suveriamos. Tai va, Doletoj tą technologiją mes suprantam ne tik piršto skenerius ir akies rainelės atidarimus, bet technologiją, va, kaip padaryti taip, kad tai yra 3 stiklai, dvigubas paketas ir tai yra lenkta. Tai čia reikia pasukti šiek tiek galvas, kaip tai padaryti. Čia yra irgi užsienį projektas, kiekvienas langas pajungtas atskirai buvo prie smart sistemos, automatiškai užsidaro, atsidaro ir galutiniam variante mes turim tokį vaizdą, tokį dalyką darėm pirmą kartą, kliento buvo įsivaizdavimas ir tokia vizija, tai stengiamės ir įgyvendinti. Langai kaip garso kuratoriai, tai irgi džiugi naujiena mums. Prieš mėnesį laiko bandymų protokolų pagrindų pavyko įgyvendinti, kad medžio aliuminio langai atlaiko 46 decibelus. Tai iš principo atrodo misija neįmanoma. Perskaitėm užduotį architektų, reikia padaryti, visi rankas kelia ir sako neįmanoma. Tai Doletoj mes tai vadinam, kad neįmanoma iki tol, kol tai nebūna padaryta. Tai vieną kartą buvo neįmanoma, antrą kartą testavom, trečią kartą testavom ir jau tikrai atrodė, kad neįmanoma, bet jau jeigu pasieki 42 arba 43, tu supranti, kad iki tų 3 tikrai nedaug liko ir vis tiek kažkaip turi būti įmanoma. Tai vat neįmanoma iki kol tai nepadaryta ir tai puikiai gali padėti tokiuose objektuose, kur viešbučiai, prie gatvės, didelis praeinamumas, arba individualiuose namuose, kur mes dieną atsidarom ir turim gražų garsą vandenyno, o naktį užsidarom ir visiškai nieko negirdim. Tai praeities, dabarties ir ateities langai ir kokie jie, tai man tokie langai yra, kokius sukuria architektai ir kaip jie įsivaizduoja, kokie jie turėtų būti pas klientą namuose. Tai mes taip dirbam visame pasaulyje. Mūsų pareiga įgyvendinti tą viziją ir užmanymą, kurią turi architektas kartu su klientu. Gavom tokį paveiksliuką iš architekto Didžiojoje Britanijoje, atsako, reikia tokių lauko durų. Tai tokias lauko duris pagaminom, tai yra 6 metrai ant 6, apatinė dalis varstosi, tai yra ąžuolas, dažytas juodai, šukuotas. Kad būtent reikėjo išgauti tą tokią technologiją, kad yra, atsiprašau už garsą, gamyboje filmuota. Tai vat, matosi labai gerai ir aukštis, ir pati tekstūra. Daugelis iš jūsų turbūt matėt mus Restoj, tai irgi 6 ant 6, lauko durys, ąžuolas, dengtas aliuminiu iš lauko ir galbūt kažkam atrodo tai neįmanoma, bet tai yra, dabar jau mums tai yra kasdienybė. Šitą nuotrauką įdėjau antradienį, tai yra visiškai naujas mūsų sukurtas profilis.
Tai iš lauko barčios dalis neturi jokio rėmelio, o iš vidaus šita dalis yra 55 mm. Tai realiai esam pirmieji pasaulyje sukūrę tokį ploną profilį, aukštis 3,20, plotis 1,20 m. Ir vėlgi tai buvo pagal architekto kliento užmanymus. Čia turbūt pasikartosiu, kai mes kalbam apie plonas linijas įsivaizduojamą aliuminį, tai vėlgi pranokom patys save, padarėm prasilenkiančias duris slimliną. Ir kuo puikiausia veikia, įgyvendiname projektuose, tai dabar jau jeigu norit turėti šitą suvėrimo tašką tokį kaip aliuminio, tai tą patį galima padaryti ir su mediniais langais kaustytais aliuminiu. Čia yra suveriamos slimlino durys, o būtent šita vieta, šitas visas gaminys yra dengtas ne aliuminiu, o dengtas stiklu tam, kad išgauti tas plonas linijas. Kitas mūsų didelis pasiekimas, mediniai langai kaustyti aliuminio EI60, tai to neturi niekas, tai yra medis, nedygų 60, kaip matot, testuota, o ne šiaip sugalvota. Taip pat neperšaunami langai, tiek stiklas, tiek medis, tiek vyriai, viskas turi būti sudėliota technologiškai, kad atlaikytų. Čia kitas nuostabus profilis, tai yra vienoje plokštumoje tiek varčios, tiek stakta. Viskas pasislepia ir turim nuostabiai gražų, ploną, lygų rėmą, be jokių išsikišimų į vidų. Tai jau visai pabaigai norisi pasakyti, kad visi mūsų gaminiai yra testuojami laboratorijose, tai ne šiaip, kad mes sugalvojam, kažką padarom ir paleidžiam į rinką. Tai ne, tai mes ištestuojam, pamatom, kad tai veikia ir tada leidžiam tuos langus gyvuoti. Tai man tai yra bene pati gražiausia nuotrauka, kuri atspindi, kad iš tiesų mes su mediniais langais galim pasiekti labai daug ir turim tą natūralią ir šviesą, tuo pačiu ir jaukumą, nes iš tiesų prie aliuminio langų prisiglaudus mes jaučiamės šalčiau, su mediniais yra kitaip, netgi yra paskaičiuota, kad su aliuminio langais, jeigu tai yra 100 kvadratinių langų, bus 2 laipsniais šalčiau namuose, negu su mediniais kaustytais aliuminiu. Ir visus mielai kviečiu į gamyklą, pas mus Jiezne, jeigu kažkada sugalvosit ar važiuosit pro šalį, tai drąsiai skambinkit, mielai visus visada priimsim. Kad įsitikint, netuščiai čia šneku, ofisai Vilniui, Kaune ir Klaipėdai, taipogi mielai visus prašom ir kviečiu ir toliau jūs mus įkvėpti tam, kad mes nesustotumėm ir gamintumėm pažangiau ir pažangiau. Tai ačiū labai, jeigu turėsit klausimą.